Ar kada susimąstėte, kad žmogaus kūnas gali būti daugiau nei tik fizinė struktūra? Senovės rytų medicina teigia, kad mūsų kūne teka nematomos energijos meridianai, kurie daro įtaką ne tik sveikatai, bet ir emocijoms, gyvenimo ciklams bei vidiniai pusiausvyrai. Šiame straipsnėje kviečiame pažvelgti giliau, kaip veikia meridianai, ką apie juos kalba tūkstantmečių išmintis ir kaip kūnas tampa gyvų mūsų gyvenimo žemėlapiu. Galbūt atsakymai, kurių ieškote, jau seniai yra jūsų kūne. Senovės Kinijos išminties keliu – jėgos taškai žmogaus kūne. Per tūkstantmečius skirtingos civilizacijos, nuo senovės Kinijos iki šiuolaikinio pasaulio, ieškojo atsakymo į tą patį klausimą, koks yra žmogaus ryšys su kosmosu. Dangaus kūnų judėjimas, metų laikų kaita, gimimo ir mirties ciklai buvo suvokiami ne kaip atsitiktiniai reiškiniai, o kaip dėsninga gyva tvarka, kurios dalis yra ir žmogaus kūnas. Iš šio suvokimo gimė astrologija, tradicinė rytų medicina ir vėliau reflekso astrologija, kurios viena kitai neprieštarauja. Tai skirtingos kalbos, kalbančios apie tą pačią visumą, holistinę žmogaus kūno ir gamtos tvarką. Holistinė mokykla tęsia holistinės sveikatos rubriką ir šį mėnesį pristato daktarės Aletos Chomičenkienės kursą apie meridianus, pamirštus jėgos taškus žmogaus kūne. Žmogaus kūnas tai ne tik kaulai, raumenys ir organai. Tai sudėtinga tarpusavyje susijusių sistemų visuma, kurioje nervų, kraujotakos, limfinė, endokrininė ir imuninės sistemos veikia kaip integruotas tinklas. Greta šių anatomiškai apčiuopiamų struktūrų tradicinė rytų medicina kalba apie dar vieną subtilę sistemą, vadinamą meridianais. Ši koncepcija išsamiai aprašyta klasikinėme kinų medicinos veikale Huanji Neijing, kuriame teigiama, kad žmogaus organizme cirkuliuoja gyvybinė energija tekanti tam tikrais kanalais ir palaikinti fizinę bei psichoemocinę pusiausvyrą. Šis veikalas, dar vadinamas geltonojo imperatoriaus vidaus kanonu, buvo sudarytas maždaug 3-2 amžiai prieš Kristų. Per šimtmečius šis traktatas tapo visos tradicinės kinų medicinos pamatu ir buvo studijuojamas Kinijoje, Korėjoje, Japonijoje. Iki šiol daugelis akupunktūros mokyklų remiasi būtent šiame tekste aprašytais meridianų keliais. Taigi dar prieš mūsų erą atrasti jėgos taškai žmogaus kūne ir tradicinės medicinos žinios grįžta į šiandieninį pasaulį, pavargusi nuo vaistų ir chemijos preparatų. Šias žinias prikelia gerbiama rytų medicinos žinovė daktarė Aleta Chomičenkienė, kurios prieš keliarius metus išleistą kursą holistinės mokyklos svetainėje galima peržiūrėti visiškai nemokamai. Pirmiausia, svarbu suprasti, kas iš tiesų yra tie jėgos taškai žmogaus kūne. Meridianai apibūdinami kaip subtilios energijos upės, jungiančios kūno paviršių su vidaus organais, emocijomis ir sąmonė. Išskiriama 12 pagrindinių meridianų. Tai plaučių, storosios žarnos, skrandžio, blužnies, širdies, plonosios žarnos, šlapimo pūslės, inkstų, perikardo, prišildžio, tulžies pūslės ir kepenų. Tai tarsi vidinė kraujotaka, tik vietoj kraujo čia teka gyvybinė energija. Ir kaip kraujas maitina audinius, taip ši subtili per mūsų kūnas tekanti gyvybinė energija suteikia gyvybingumo, energijos, aiškumo. Tai nematerialus, neapčiuopiamas paties gyvenimo variklis. Meridianai tradicinėje kinų pasaulėjautoje skirstomi į Yan aktyvius ir In pasyvius. Yan kanalai aktyvūs, paviršiniai, susiję su judėjimu, bendravimu, sąveika su išoriniu pasauliu. Jie teka išorinę rankų pusę, kūno šonais, nugara. In kanalai vidiniai, gilesni, siejami su kaupimu, regeneracija, koncentracija, gebėjimu brandinti idėjas ir kryptingai veikti. Jie teka vidinėmis galūnių pusėmis, kyla nuo pėdų į liemenį ir širdį. Senovės kinų medicinoje sveikas organizmas tai In ir Yan energijų žmogaus kūne pusiausvyra.
Įdomu tai, kad meridianų sistema glaudžiai siejasi su 12 ciklu, primenančiu astrologinį metų ratą. Gamtoje keičiasi metų laikai, mėnulio fazės, kartos. Lygiai taip pat ir mūsų viduje viena būsena keičia kitą. Reflekso astrologija, jungianti klasikinę astrologiją, refleksoterapiją ir meridianų sistemą teigia, kad žmogaus kūnas yra Saulės sistemos dangaus kūnų judėjimo atspindys. Tai, kas vyksta danguje, atsispindi kūne. Dar senovėje pastebėta, kad 12 zodiako ženklų ciklas gali būti sugretintas su 12 pagrindinių meridianų. Kai Saulė maždaug 21-22 mėnesio dieną pereina iš vieno ženklo į kitą, žmogaus kūne taip pat suaktyvėja vis kitas meridianas. Jei žmogaus sistemos yra subalansuotos ir turimas artimas ryšys su kūnu, žmogus gali pasijusti, jog jo kūnas išties yra gyvasis kalendorius. Reflekso astrologija taip pat kalba apie 6 metų gyvenimo ciklus. Kas 6 metus žmogus pereina į naują energetinę kokybę. Jo gyvenimo pamokos, siekiai ir paties charakterio išraiška pasislenka vienu zodiako ženklu į priekį. Ir šis poslinkis vyksta kas 6 gyvenimo metus, atnešdamas naujas pamokas, siekius, netgi naują žmogaus aš, naują tapatybę, kuri gali pareikalauti naujos aplinkos, naujų sprendimų, pokyčių gyvenime, kad atlieptų vidinį evoliucijos kelią. Gimstame po konkrečių zodiako ženklų ir su stipria vieno meridiano įtaka, tarsi su vidinė dovana. Tačiau gyvenimo eigoje turime išmokti aktyvinti visus 12 meridianų. Pasak reflekso astrologijos, žmogaus savastyje gyvena visi 12 zodiako ženklų ir gyvenimo rate kas 6 metus mes pereiname ir įkūnijame visų ženklų savybės ir dovanas. Gimęs žmogus 6 pirmuosius gyvenimo metus gyvena zodiako ženklo cikle pagal savo gimimo datą. Pavyzdžiui, gimęs po avino ženklų po 6 metų pereina į jaučio gyvenimo ciklą ir kitiems 6 metams. Dar po 6 metų žmogui pradedant 13 metus pereinama į 3, o po dar 6 pradedant 19 metus įžengiama vėl į kitą periodą pagal zodiako ženklų seką. Taigi, po 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 ir taip toliau, žmogaus gyvenimo metų mes pereiname visi naują savo identitetą. Tai yra vidinis evoliucijos kelias, reikalauja naujos gyvenimo kokybės, naujo savęs pamatymo, pokyčių gyvenime. Jei užstringame vienoje būsenoje ir neprisitaikome prie naujo ciklo, kūnas gali siųsti signalus, nuovargį, emocinį disbalansą, ligą, nepatogumą aplinkoje, kurioje esame. Tai yra intuityvus kūno signalas, informuojantis apie jau prasidedančią stagnaciją, apie sieloje esantį norą išsiveržti ir šio noro neklausimą, apie gilų troškimą pereiti į kitą gyvenimo etapą, kuris yra neišvengiamas, nes yra vidinėme mūsų sielos plane. Lektorė kurse teigia, kad vidutinis žmogus per gyvenimą sąmoningai įvaldo tik 3 ar 4 meridianus, pereina tik 3 ar 4 zodiako ženklų etapus per savo gyvenimą, o likusieji lieka tik potencialų, tarsi materialiame gyvenime dar neišsprogę žiedai mūsų vidinėme sielos sode. Tradicinė kinų sistema taip pat teigia, kad kiekvienas meridianas susijęs su emocijomis. Kepenų meridianas siejamas su pykčiu ir gebėjimu planuoti, plaučių su liūdesiu ir paleidimu, inkstų su baime ir gyvybinė valia, širdies su džiaugsmu ir sąmonės aiškumu. Kai emocija užstringa, ji gali paveikti atitinkamą meridianą. Ilgalaikis neišreikštas liūdesys gali silpninti plaučių energiją, o per didelis stresas įtempti kepenų sistemą. Kūnas kalba per meridianus. Jei organas silpsta, atitinkamo kanalo linija gali tapti jautri ir skausminga.
Tokiais atvejais gali padėti taškinis masažas, akupresūra, kvėpavimo praktikos, cigūnas ar joga. Kasdienėje praktikoje taip pat galima naudoti keletą paprastų akupresūros taškų. Esant galvos skausmui, dažnai spaudžiamas storosios žarnos meridiano taškas L14 hegu, esantis plaštakos viršuje tarp nykščio ir rodomojo piršto. Nerimui ar širdies plakimui gali būti naudingas perikardo taškas PC6 arba vadinamas neiguan, randamas vidinėje dilbio pusėje, keli pirštai nuo riešo raukšlės. Virškinimo sutrikimams dažnai naudojamas skrandžio meridiano taškas ST36 arba vadinamas zunsanli, esantis žemiau kelio girnelės. Nuovargiui ar baimiai masažuojamas inkstų taškas KI1 Yang Kuan pėdos pade. Peršalimo pradžioje gali būti spaudžiamas plaučių meridiano taškas LU7 liekių, esantis virš riešo nykščio pusėje. Spaudimas turi būti švelnus, bet tvirtas, 1-3 minutes ramiai kvėpuojant. Meridianai veikia imuninę, kvėpavimo, virškinimo, širdies ir kraujagyslių sistemas. Jie jungia dešinę ir kairę kūno pusę, viršų ir apačią. Kiekvienas meridianas turi savo spalvą, skonį, kvapą ir emocinę kokybę. Meridiano atradimas iš naujo šiuolaikiškame pasaulyje – tai kvietimas grįžti prie senosios išminties, kuri jungia kūną ir dangų, žemę ir žmogų. Tai priminimas, kad kiekviename iš mūsų slypi neišsemtas potencialas ir vidinis sielos kelias, kurio ženklai visada gali būti randami subtilioje mūsų kūno kalboje. Visi besidomintys senąją rytų išmintimi, norintys įgyti gilias žinias apie savo dominuojantį kūno meridianą, išmanyti visų meridianų trajektorijas kūne ir jų įtaką kūno organams yra kviečiami Holistinės mokyklos tinklalapyje patalpintą kursą peržiūrėti nemokamai, susikūrus nemokamą paskyrą Holistinės mokyklos svetainėje. Kviečiame prisijungti prie nemokamo 5 paskaitų kurso Meridianai nerealizuotas žmogaus potencialas, paspaudus ar įvedus nuorodą, kuri atspausdinta leidinyje Sąmoningo žmogaus pasaulis. Holistinė mokykla aktyviai dalijasi žiniomis gyvuose renginiuose, susitikimuose, nuotoliniuose kursuose, bendradarbiauja su leidiniu Sąmoningo žmogaus pasaulis ir buria augančią bendruomenę. Kviečiame visus, kuriems artimos sveiko gyvenimo būdo temos, dalyti savo patirtimi paskaitų, kursų, straipsnių ar pokalbių formatu ar finansinę paramą. Jei jaučiate, kad jūsų žinios gali įkvėpti bent vieną žmogų, parašykite mums info@holistinėmokykla.lt.